Atvažiavom atsimti dviračių, susiradom šiandien dieną, kur galim išnuomoti, ilgai ieškojom. Galiausiai suradom Schwerzeller kažkokiuose dviračiuose, faini dviratukai. Ir dabar bandomės. Nu kaip? Galvoju, gal per aukštas ne, bet aš dabar nesu su tais batais, tai nežinau, kiek turėsiu patys ko pasiimti. Dviračiai kainavo 90 eurų už 2 dienas, į tai skaičiuota dviračio nuoma ir draudimas. Tai 7,5 yra dviračio nuoma 2 dienom ir 15 eurų draudimas. Ir atsivežėm savo dviračių kompiuteriukus, tai juos dabar uždės. Atsivežiau ir įrankius, bet per žioplumą įsidėjau į rankinį bagažą ir lėktuvę atėmė. Sakė, negalima skristi su įrankių komplektu. Gerai daužo! Bet bus smagu. Jo! Jau matau, kaip bus gerai! Galim važiuoti. Pirmos dienos rytas ir mes jau iš Alkudijos pajudam link Formentorų švyturio. Šį maršrutą, žinokit, pasirinkom ne veltui, nes ką tik susituokėm, dabar jau yra mūsų medaus mėnuo ir šis maršrutas, kaip Vytautas minėjo, yra vienas gražiausių Europoje. Tikrai taip, šitas maršrutas yra vienas gražiausių Europoje. Ta patvirtina ir mūsų draugai dviratininkai ir internetai, bet tuo pačiu jis labai buvo tinkamas mums, nes pirmyn atgal gaunasi apie 50 km. Pirma dalis lygi pakrantę ir tik vėliau prasideda tam tikri sukilimai. Jau, aišku, pirmoje gražiais vaizdais atsiveriančioje vietoje stojame fotografuotis. O toks vėjukas buvo, kad man jau iki šio kalniuko pirmo jau buvo taip neramu, kaip čia reikės po to leistis, nes bijau minti kalnais, dar tiek nepratusi, bijau leistis, kad tik manęs nenupūstų. Nors jau nesu tokia plunksnelė, bet labai baisu. Šiaip iš tikrųjų kalnuose sudėtingumas, bent jau mums, yra ne įkalnės, o nuokalnės. Nes jėgos kaip ir turim, pakanka, tai tuos kalnus užpumpuoji po biškį, bet leidžiantis žemyn tai jau reikia ir technikos. O technika, bent jau mano, tai labai šlubuoja. Nu, bet mes iš lygumų krašto, tai čia viskas suprantama ir reikia daugiau praktikos. Kažkas iš paveiksliukus. Tie kalnai taip gražiai žaluma paaugę. Kad šitas maršrutas gražus, tai tikrai pastebėjome ne tik mes. Ir šią vietą, būtent šį vakelę, renkasi nemažai dokumentinių filmų apie dviračių statytojų, įvairiom automobilių reklamom, nes tikrai panoramos atsiveria stulbinančios. Vandenynas ir uolos, tai tikrai įspūdingi vaizdai ir mums tai vienareikšmiškai realiai pats gražiausias maršrutas, ką iki šiol esam mynę. Dar kas įdomu, tai pakeliui stovėjo fotografė ir grįžęs namo jau gali internete rasti savo nuotrauką ir jas nusipirkti. O į kalnus iš tikrųjų labai daug kas mina ir su elektriniais dviračiais, kur jėgos daug nereikia. Būna, kad prisibė žmonės ir savo lengvai atsipūtę savo prapuškuoja, dairydamėsi, grožėdamėsi ir mėgaudamėsi gamta. Dar būdavo tokių scenarijų, kad vyras mina paprastų dviračių, o žmona arba draugė mina su elektriniu. Nu gal ir mes taip kitą kartą darysim? Ne. Pas mus šeimoje visi lygus. Sodinsim Liusę nebent ant elektrinę. Čia galima nusifotkinti. Pirmos dienos maršrutas pasiektas, atvykom iki Švyturio. Šiaip žiauriai gražus ir vaizdingas maršrutas. Abudu apakę. Tokių vaizdų dar nesam matę su dviračiu. Tikrai pats gražiausias raidas kol kas, kiek esam važiavę. Nu, bet dviračių turistų irgi žiauriai daug.
Ir stiprių, ir turistų. Didžioji dalis turistų, aišku, yra vienas kitas ir geriau praminantis, tuo pačiu ir daug mašinų, bet kaip ir mes esam pratę Ispanijoje, visi labai mandagus vairuotojai, niekas tavęs nelenkia, nespaudžia prie šono, gali ilgai į kalną kilt, paskui tave, ir tiesiog kyla gražiai. Šis maršrutas yra toks populiarus, kad vasaros sezonu netgi uždaro kelią ir neleidžia automobiliams jo važiuoti. Jo, mums iš tikrųjų pasisekė, kai mes atvažiavom, jau kelias buvo atidarytas, bet eismas nebuvo intensyvus, tai kažkokių problemų dėl eismo neturėjom, bet atmyniau prieš Švyturio, tikrai pagalvojame, kad su kuo, bet su mašina čia nenorėtume važiuoti. Tikrai, aš jau džiaugiausi, kad mes čia važiuojam su dviračiais, nes maršruto grožis, jūs pasižiūrėkit, bet tas grožis, į kalną kylant, tai ne taip baisu dairytis, bet nuo kalno aš net atrodo bijau ir iš šoną pažiūrėti. Eina į pabaigą pirmos dienos minimas, numynėm 50 km, liko 10, sunkioji dalis pabaigta. Nors realiai sunkios dalies nebuvo, nes labai ramiai minam. Turistaujam, medaus mėnuo. Turistaujam. Tiesiog atsipalaidavę, savo ramiai, sustojam, pasifotkinam, pasigrožim vaizdais. Tai labai patenkinti, šiaip iš gerosios pusės stebina Maliorką. Norisi čia sugrįžti, atrodo dar tuos dviračius paminti. Taip ir baigėsi mūsų pirmoji diena. Surinkom beveik 1000 metrų sukilimo. Važiuojam namo, jau lygumą ir ilsėsimės prieš rytojaus dar rimtesnį maršrutą. Balas. Antra diena. Šiandien laukia daug didesnis iššūkis. Ir Sakalobra sukilimas, labai vaizdingas maršrutas, tik nežinau, kas gali būti geriau jau už vakar dienos vaizdingumą. 2000 metrų pakilimo šiandien. 2000 sukilimo ir tuoj papasakosim daugiau. Rūta dar šiek tiek traumuota, skauda ranką dar nuo vestuvinio šokio, pasitempė. Ranka patempta, šiaip dar sergu, bet kaip praleisti tokią progą išnaudot medaus mėnesį gražiausiam raidui. Antrą dieną mūsų laukia jau kur kas sudėtingesnis 108 km maršrutas, kurio metu turėjome įveikti keletą įspūdingų įkalnių ir surinkti virš 2000 metrų vertikalaus sukilimo. Bet nepaisant to, maršruto pradžia buvo lengva, judėjome lygomis, kalno papėdę, dviratininkų daug, užsikabinome už vienos grupelės ir su jie datempėm iki vieno iš miestelių. O aš labai džiaugiausi, nes kol dar lygų, galiu sėdėti savo vyrui ant rato ir bent iki įkalnių pasilsėti. Labai. Na tai jau privažiavom kaimuką, toks gražus, kad jau pamačius kelias, aišku, stojam fotografuotis, visgi kartu ir turistinis maršrutas. Kaip tu jautiesi? Suprantu, kad šiandien bus labai karšta, bus labai sunku, bet šiandien Vytautas nenustygęs lėkti, manau, man pasisekė. Ir dar svarbus dalykas, mums tikrai pasiseks, nes ką tik matėm 2 gražuolius ridžbekus. Kas per problema? Tik pradėjo minti, jau vyksta tvarkymai. Labai pasisekė, kai Vytautas prasiūrė padangą ir už kelių šimtų metrų radom dviratininkų kavinę. Tokia labai jauki, gal dar ankstokai čia tos kavelės po 20 km. Bet va, gali būt, kad baigsis mūsų kelionė taip anksti. Tai reikia tvarkyti. Nu ir ką galvojat, pirma kavinė, kur tvarkomis dviratį yra Rūta verda. Nu va, tau medaus mėnuo, o jau žmona turi virt.
O vyras prie technikos va. Nepasikabink. Kai nuomoja dviračius, duoda atsarginę kamerą ir lapetėlis. Tai dabar. Tai tikrai matau, kad pravers. Tikrinsim gebėjimas dabar Vytautą. Ar nereiks basom bėgti kalną ir nuo kalną? Turbūt nenorėtų. Šiaip visai džiaugiuosi, kad prakiuro, nes yra visa šiokia tokio Įdomumo. adrenalino, įdomumo. Nu, klaupiesi jau. Jo, labai sunkiai gan buvo užmontuota ta padanga, tai vargu kol nuėmiau. Bet panašu, kad dalykai taisosi. Tikiuosi pavyks tęsti kelionę. Prisipūsim visas padangas ir gerai bus. Nu, tai priverstinis poilsiukas. Priverstinis poilsiukas, pavėsį, vandens pasipildysim. Buvo labai gera statelė, aš pailsėjau, atsikavau ir jau buvau pasiruošus mint toliau. Žinokit, neapsigaukit, čia, man atrodo, palėtintas vaizdas įjungtas. Nes va taip aš ir mynė, va taip, va, kaip mato dabar. Kadenciuką laikau gerą. Dar viena fotostotelė, kaip ir vakar dienos maršrute, taip ir šiandien gražiausiose vietose yra fotografai ir po minimo galite gauti nuotraukas, nes fotografuoja tikrai visus iš eilės. Jau šį kartą nebepozavo, nebesistengiam užteks tų nuotraukų, o tiesiog mėgavomės vaizdais, nes kažkaip ta antra diena jau įsivažiavom ir tikrai gerą mint. Paskutinis sustojimas prieš leidimas į Sakalobrą. Šiaip įspūdinga vieta. Valgom, nes Užvalgom energijas. Kol kas tik bananą suvalgiam, tai... Tuoj leisimės. Labai laukiu. Leidimas? Jo. Aš ne. Ką pagyrė? Mano štieminiam 100 marškinėlius ką tik pagyrė. O Vytautui jie nepatinka, bet aš reprezentuoju Vilnių. Ir štai po 3 valandų minimo padangų taisymo pagaliau mes pasiekėm savo išsvajotąją Sakalobrą. Bet pasiekėm tai realiai tik starto vietą. Mes čia tik pradėsim Sakalobros kelionę. Ja, Sakalobra iš tikrųjų unikalus pakilimas tuo, kad tam, kad į ją pakiltum, pirmiausia turi nusileisti. O tas nusileidimas ne ką mažiau duodantis emocijų, įspūdžių ir adrenalino. Nes jį suprojektavo ispanų inžinierius Antonio Parieti beveik prieš 100 metų ir jis labai vengia įvairių tunelių, stengiasi priderinti kelią prie aplinkos, dėl to čia, kaip matot, labai daug aštrių posūkių, jų skaičiuojama net 26. Ir jūs tik pažiūrėkit, čia nėra normalių atitvarų, arba jų išvis nėra, arba jie tokie žemi, kad tikrai neprideda drąsos leistis nuo kalno ir dar kai tiek dviratininkų reikia prasilenkti. Nors ir kalno pabaiga jau tokia lengvesnė leidimuose, bet visą nuokalnę reikėjo laikyti savo pusės, nes eismas tikrai didelis ir negali išvažiuoti priešinę eismo juostą. Galvojau, pridėsiu į kelnes šiaip viršui kalno, nes ten tai žiauriai baisu, bet po to žemyn kažkaip vis situacija gerėja, tai džiaugiuosi, kad pirmą nusileidom ir dabar kilsim. Bet kaip ilgai leidomės, kiek čia dabar kilt reikės? Man net rankas skauda, aš įstabdžius įsirėmu. Nieko, dabar filmuojam, matau 18 minučių, 18 minučių leidomės. Vau, tai kilsim čia valandą. No. Su nuotraukom tai 1,5 valandą. Ir iš tikrųjų buvom beveik teisūs į šį 9,5 km ilgio sukilimą, kurio vidutinis statumas yra 7%. Kilom valandą 8 minutės. Galbūt įdomiau tai, kad į šį kalną greičiausiai yra sukilęs Tom Pitcock,
per 22 minutės 46 sekundės, tuo tarpu, kai mes žemyn leidomės 18 minučių, tai wow, kokie nerealūs greičiai. O atrodė taip, mes laukiam pakilimo Sakalobros, bet didžiausią įspūdį tikrai paliko nusileidimas, net negu pats pakilimas, nes kyli, ten viskas lėtai vyksta, o kai žiūri žemyn leidėsi, tai pamatai daugiau to atsiveriančio vaizdo. Jūrą pamatai, wow. Adrenaliną kelia gal nebent autobusai, kurie tikrai zujo pro šoną ir pravažiuoja, pypina ir kartais net gazdina. Taip, galvoju, ką aš čia blogai darau, atrodo jau taip prilipusi prie kelkraščio, traukiuosi, kad tik niekam netrukdyt. Bet bendrai tai mes įveikėm vis tiek Sakalobrą. Ir mes tai padarėm. Taip, pagaliau jau, kai pasiekėm viršūnę, tai visas nuovargis kilimo valandos jau virto tokia euforija. Čia kaip būna varžybose pasiekė finišą, tai galima sulyginti. Panašų jausmą iš tikrųjų. Euforija tai euforija, bet užkilus į Sakalobrą dar kelias iki namų buvo ilgas, buvo likę beveik 40 km, o energijos jau kaip ir nulis. Nu, man tai toks visiškas energijos dugnas. Jau pasidarė tikrai silpna, jau Vytauto prašiau, kad, nežinau, tiesiog perspėjau, kad jeigu kas atsitiks, kad aš, nebeturiu jėgų, tiesiog mint toliau ir nežinau, kaip grįšim namo, o dar suplanavę į vienuolyną užsukti. Aš iš tikrųjų gal dar nebuvau matęs Rūtos tokios pavargusios, nes jinai iš esmės niekada nesiskundžia, jai viskas gerai, bet šį kartą jau sako, man akyse temsta, tai dar ištraukiau paskutinį guminuką, pasidalinom pusiau ir šiaip netai pasiekėm Luc vienuolyną, kur sėdom pavalgyti. Jau didžiąją dalį numynėm, viską sukilom, atvarėm į Luko vienuolyną, užsisakėm pavalgyti, žiauriai sušalom, saulė pasislėpė. Aš jau net nenoriu kalbėti, galvoju, nuo šiltą maistą sušilsiu, nes visiškai negaliu. Mažai maitinamės, nes, kiek buvom iki šiandien prisidėję ten batonėlių tiek, daugiau nieko nevalgiam, tai dabar energijos šiek tiek trūksta. Tai lesam. Nedarykit kaip mes, nesvarbu, kad turistinis šiandien žygis mūsų, bet labai ilgas, tai labai stipriai trūksta maitinimosi man. Aš vos daminiau iki šitą vienuolyną, nes jau tikrai vos daminiau. Tiesiog galvojau, jau veigoj nukrisiu, nes taip silpna pasidarė. Bet jau iki namų liko pagrindė nusileidimai, tai kaip nors datemsim. Taigi pavalgėm, pasistiprinom, atgavom jėgas ir pajudėjom link namų. Pabaigti maršrutą nebuvo sunku. Iš viso šiandien įveikėm 108 km ir surinkom 2000 sukilimo. Tai iš esmės dvigubai daugiau negu vakar. O dar kas mums labiau padeda atgauti jėgas ir suteikia energijos, tai jūsų palaikymas. Spauskit prenumeruoti, spauskit like, komentuokit, mums tikrai labai svarbus jūsų grįžtamasis ryšys, palaikymas, tad suteikit mums dar daugiau jėgų, kad grįžtume stipresni. Viskas, atiduodam. Puikiai atitarnavo mums porą dienų. Ar vertėjo? Vertėjo. Ir tarkai vertėjo. Aidai vien geresnis. Maljorkai gavo kitą. Hola! Šiek tiek liūdna, bet atvažiavom priduoti dviračius. Tai tik 2 dienas mynėm, bet medaus mėnesį tikrai užtenka. Ir per tas 2 dienas mynėm tokius įspūdingus 2 maršrutus, kad, sakyčiau, kaip už ilgesnį laikotarpį. Tiek emocijų prisirinkom ir pamatėm vaizdų, tai wow. Nerealiai verta, važiuokit į Maljorką mint, čia labai geri keliai, labai geros sąlygos ir pilna dviračių nuomos punktų, tai nėra jokių pasiteisinimų nemint.